ABC vaistinėlė, kurioje būtinai reikia turėti, tai pirmas dalykas, kažko dėl dehidratacijos. Tai žinoma, kai, tarkim, karšta, netenkame skysčių, visada reikia gerti pakankamai vandens, bet jeigu jau, tarkim, susiduriam su apsinuodijimais ar viduriavimu, visada reikia savim turėti elektrolitų tirpalų, jų galima pasiimti ir, tarkim, iš Lietuvos išvykstant, taip pat užsienyje nuvykus į vaistines. Žinoma, tirpalas yra nelygus tirpalui, vieni yra labiau subalansuoti vaikam, kiti suaugusiems. Jeigu visada kyla kažkokių klausimų dėl to, visada kviečiam pasitarti su gydytojais, padėsim susigaudyti. Kitas bazinis dalykas, kas daugelis apgadina atostogas, tai yra nudegimai saulėje. Visada reikia nepamiršti, kad saulė, o ypač tropinėse kraštuose, visur, kur yra žemiau už Lietuvos, yra gana skaudi. Saulė gana mus ima. Dauguma būtent lietuvių turi šviesesnės kompleksijos odą, tai čia yra labai svarbus dalykas. Bent 50 SPF turintis kremai nuo saulės ir jie veikia tik tai tada, kada jie yra ne kuprinėje, o būtent mes juos naudojame. Tai juos pakartotinai tepti reiktų kas 2 valandas, jeigu maudomės arba daug prakaituojame netgi dažniau. Tai yra tikrai be galo svarbus dalykas. Kita problema tai būna jūrligė. Tai jūrligė čia laikoma ir tiem, kurie, tarkim, keliauja laivais, arba netgi tuos, kurios pykina automobiliuose arba lėktuvuose. Tai čia iš tikrųjų vaikam galbūt šiek tiek yra problematiškiau, nes Lietuvoje mes neturime daug preparatų, kurie padėtų su pykinimu. Vienas iš patarimų būna imbiero ekstraktai, tai vaikams iki 2 metų būna mažesnės dozės, 250 mg imbiero ekstraktai, vyresniems tinka po 500. O suaugusiam jau yra ir vaistinių preparatų, bet juos, kaip ir minėjau, galima tiktai naudoti nuo 18 metų, jeigu jūrligė yra labai šykšta. Kitas dalykas, tai traumos įvykstančios basomis. Tai visada prieš vykstant į keliones prie jūros reikia pasidomėti, koks krantas būtent yra tuose kraštuose. Tai labai dažnai būna akmenuoti krantai, kada tikrai galima susižeisti ir turėti diskomfortą, nes būna įvairių aštrių akmenukų. Tačiau kartais būna tokie gyviai kaip jūros ežiai, kur galim tikrai susižeisti netgi iki kraujo, galim įsidurti skaudžiai koją. Tai labai pravartu turėti apsaugas ant kojų, tai tokie vadinami specialūs vandens batai. Ir kai kuriais atvejais reiktų nepamiršti, vaikščiojimas basomis gerai, bet tarkim tropikų kraštuose vaikščiojimas basomis gali sukelti riziką tam tikrų parazitinių infekcijų, tai visada reiktų kiekvieną situaciją žiūrėti individualiai, bet atsarga gėdos nedaro, tai svarbu yra puikia avalynė.